mažesnis, kur tankiau plasnoja, dabar va jisai varną bando valdyti ir kitą vaiką. Matot, kokį ilgą uodegą paukštelė. Prisitaikęs labai greitai vairuoti. Reiškia, ilga uodega, reiškia, gali labai greitai keisti savo kampą skrydžio. Ir trumpi sparnai. Reiškia, prisitaikęs medžioti krūmuose, medžiuose, miškuose ir panašiai. Pavyzdžiui, erelių labai ilgi skrydžiai. Tai jos yra vieta skraidyti. Paukščio ilgi trumpi sparnai. Bet buki, tai reiškia, jis negali išvystyti didelio greičio. Jis turi užklupti savo grobį netikėtai. Sakalų, kur vakar matėm, dvi sakalų rūšis, ne pelėsaklis, kietsakaliai. Sparnai yra aštrus. Tai būtent jie išvysto labai didelį greitį ir savo auką dažnai netgi užvaiko arba, sakykime, greičiu paima. Bet tuo skiriasi nuo paukščio. Paukštis turi bukius sparnus, jisai turi išklupti grobį netikėtai. Dažniausiai taktika yra tokia, kad pamato, ten yra, tarkim, būrelis startų, kokių ar girbių, tai jisai skrenda iš toli, prisidengdamas visokiais krūmais, žemės, kupstais ir panašiai ir bando iškurti netikėtai. Tai va. O kas čia varnas? Čia varnas skrenda? Laisvėje 20 metų išlaukia, tai labai gerai. Ir skaičiuojam. Dabar yra pati procesų migracijos, tai yra intensyvi ir pats intensyvumas būna kilometrų maždaug, tai tada jau eina 100 gandus paukščių, bet dabar pradeda įdomesnis tokias rūšis ir kitų paukščių daugiau. Na vėl bus pasimatot, vėl paukščių registravo su varna. Va, vėl atakuoja. Matėt? Mušasi, šitas dažniausiai varnos.